Naujos kraujo grupės atradimas po 50 metų. Didelis pasiekimas hematologijos ir transfuzijos medicinos srityje. Mokslininkai iš Jungtinės karalystės ir Izraelio atskleidė naują žmogaus kraujo grupių sistemą, pavadintą MAL. Šis atradimas užbaigė daugiau nei 50 metų trukusią mokslinę mįslę. 2000 individų Trauner paskelbta publikacija paaiškino unikalų kraujo antigeno nebuvimą, pirmą kartą pastebėta 22 makčių nėščiai pacientai. Nors daugumai žinomos ABO ir rezuso ar kraujo grupės, žmogaus kraujas iš tiesų apibrėžiamas daugiau nei terneš atskirų kraujo grupių sistemų. Šias sistemas lemia įvairūs baltymai ir cukrus, vadinami antigenais, kurie dengia raudonųjų kraujo kūnelių paviršių. Kraujo grupių antigenai tai itin svarbus atpažinimo žymenys, padedantis imuniniai sistemai atskirti savus audinius nuo galimų grėsmių. Supainiojus kraujo grupės transfuzijos metu gali pasireikšti pavojinga imuninė reakcija. 70-ųjų pradžioje gydytojai susidūrė su išskirtiniu atveju. Nėščios moters kraujo mėginyje trūko paviršiaus molekulės, būdingos beveik visiems tirtiesiems. Galiausiai ilgalaikiai tyrimai atskleidė, kad daugiau nei 99,1% pasaulio gyventojų turi ANDOBJ antigeną. Panaudojus pažangius genetinius metodus nustatyta, kad žmonėms, turintiems dvi mutavusias MAL geno kopijas, trūksta ANDOBJ antigeno, tai sukūrė MAL neigiamą kraujo tipą. Tiksliam atradimo patvirtinimui, mokslininkai įterpė įprastą MAL geną į AN neigiamų kraujo ląstelių ir joms vėl pasireiškė antigenas. Toks genetinis patvirtinimas – svarbus įrankis kraujo perpylimo specialistams ir gydytojams. Po daugiau nei 50 metų būta proveržio. MAL kraujo grupės identifikacija yra svarbus žingsnis hematologijoje, transfuzijų medicinoje ir genetikos tyrimuose. Šis atradimas akcentuoja nuolatinį poreikį gilinti supratimą apie žmogaus biologiją, siekiant išgelbėti daugiau gyvybių.